Galvojau, gal narams reikia pamokėti, kad greičiau surasti. Koks tau skirtumas, kada jie ras? Šiandien, rytoj? Tėvų gaila. Gyvena nežinioj. Matai, kaip čia yra. Sakau, čia visas dugnas vien durpės. Lavonas, kai nuskęsta, jis panyra į 2 metrus į durpės, mažiausiai. Tai ten ieškok neieškojęs. Siaubas. Čia prieš porą metų vienas buvo nuskendęs, tai ieškojo 2 savaitės kokios. Gaila. Norėjau padėti. O kodėl tu nori padėti? Nes nori tiesiog sėdėti rankų sudėjus. Tai, tipo, nori godai atkeršyti. Nerūpė jai tas Hardas. Niekam jis apskritai nerūpė. Sesuo ir ta dėl pinigų čia tik tais. Nu jo, galėsi paminklą pastatyti iš marmuro. Galėčiau aš čia keletą naktų pabūti. Tu? Čia? O kam? Nori Hardo vaiduoklį pamatyti? Jeigu nori, gali iškart prie tilto eiti miegoti. Ten sako, kai rūkas pakyla, išeina mirusiai pasivaikščioti. O galėčiau? Tugi turi raktą. O tu nebijai? Aš kai mokiausi, mėgdavau naktimis į kapines vaikščioti. Žiūrėdavau, kas parašyta ant antkapio. Man patinka švilpios vietos. Nori ekstrymo? O ką Dovis? Palangoj nieko nežino. Duosi? Aš pažadėjau Evai nieko neįleisti. Ai, baik. Taigi aš visiškai nesvetima. Hardas mane buvo atsivežęs pas savo tėvus, pristatė kaip būsimą žmoną. Po to tik ta Goda atsirado. Tai, tipo, nuviliojo nuo tavęs Hardą. Atsirado visa pilna paslapčių. O problemų va. Narkotikų bylą turėjo, pentai šantažavo. O Hardas viską sutvarkė. Tai jį tokia... Ai, nekalbam apie ją. Duosi raktą. Gerai, žiūrėk. Duosiu raktą, jeigu pasakysi, ko iš tikrųjų čia nori pasilikti. Aš myliu Hardą. Visada mylėjau. Gerai. Va, pasilik. Ačiū. Gerai, aš gal eisiu. Mama ligoniniai. Reikia aplankyti. Kas nors rimta? Ai, nieko. Spaudimas nukrito, alpsta, ant kojų nepastovi. Praeis vaistų kursą, pagerės. Ką tada? Laimingai pasilikt. Padarai labai didelę klaidą. Apie ką tu čia? Aš nieko nedariau. Man gal nemelo, gerai? Aš ką tik iš susitikimo.
Jie pikti kaip velniai. Turi tą gyvatę Sudini, sutvarkyti. mėnesiui kitam, kol išsiaiškinu jos Pilnai, schemas. 3 mėnesiam. 3 mėnesiam, supratai, kaip psichinė jinai. Šiandien sprogdino, rytoj šavel šaudys. Tu ką nesupranti? Į gamyklą sukišta šitiek lemų, dirba į minusą. Tai gerai, kad suradom, būtų į orą išlėkęs gabalais. Supratai? Ar supratai? Supratau. Vėliau čia atvažiuosiu su savo vyrais, tavęs čia neturi būti, supratai? Taip. Jei jie tars, kad aš esu tavo stogas, tuomet lieps kitai valdybai tave patvarkyti. Įskrenda pirmų lėktuvų. Ne. Įtars mane. Lik čia mieste pas kokius tolimus draugus, įsinamo būtų kitą pavardę. Lik čia mieste, o aš ką nors pabandysiu sugalvoti. Simonai, tu man padėsi? Ką aš dabar darau? Ačiū. Kaip tau šovė į galvą sprogdinti automobilį? Simonai, aš neliepiau jums sprogdinti, jie patys sugalvojo. Tu viską sušikai. Mums reikia pakalbėti. Perspėjai? Taip, taip. Teisingai, paieškas skelbt nėra pagrindo. Kas dėl Ignazavičius? Priėmė tavo versiją. Narkotikai, narkomanai, organizuota gauja. Dabar aiškinsis ryšius. Ignatavičius. Amen. Komai, nėra vilčių. Žmona nėra ką ir kalbėti. O apie sodų karalienę nėra žinių. Viskas pagal planą. Gal kitą kartą kitaip sprendžia. Pamiršk. Viskas sutvarkyta. Išskyrus Tina. Rūpi tavo jinai. Man, Simonui Šarkiui, rūpi teisybė. Ateiti ir atimt gamyklą. Dar iš moters. Nežinau, iš mažiausių tokius tvarius suspardyčiau. Atlygį pasiūlė? Kas? Bukauskas. Ne. Tikrai reiktų sudubasti. Važiuojam? Važiuojam. Vienas geras momentas, kad to priedurnio hardo nebėra. Nes man jau nervus ištampė. O prokuroro karjera? Pamiršk. Tai dėl hardo gal gandai? Ne. Gabris Bošą paskanino. Hardą kaip keulė prigirdė ir įmetė į vandenį. Ir padėjo Bugorui švariai išeiti. Atostogų mums reikia. Dirbam parom, žvėrėjom valandų. Čia ką žvėrėjo? Aš? Gal tu ir žvėrėjai? Ne. O, atostogos. Moteris, jūra. Moteris prie jūros niekada nesakys, kad nežudžiau, nedūriau peilių, nedėjau parašų. Jis visada kažką tai gražaus, gero pasako. Geriausi parodymai būna, kai jos pradeda nusirenginėti, rodydamas vis. Aš nežinau kaip tu, bet aš atsipalaiduoju.
Nu, prašiau tyliai, kad nuimtų, kad niekas nesuprastų. Girtas su beisbolo lazda uždaužyti, kur nors. Ne, reikia bombą padėti. Tai aišku, tie rado ir dabar aš kalta. Be reikalo. Nu, tik nepradėk tu manęs tarkuot. Sorry. Dabar mane suims. Bene. Galiu pas tave pagyventi. Žinoma, jokių problemų. Kiek tau reikia? Tik sakyk, kada važiuojam. Dabar. Dabar? O psichologija? Šramas tavo pas psichologu. Kas? Šramas? Nu, mums jo reikia. Kam? Man reikia, kad Šramas Kraftą iš kalėjimo ištrauktų. Jeigu aš sėdu gamyklą nuplaukti. Varom, krautis. Tu lieki saugot, kur aš nežinai, už valandos grįšiu. Jeigu ką, laikyk jokio telefono, jeigu aš paskambinsiu. Telefoną išsijungiai? Aš Gerai, nes polibomų seks. Klausyk, o tu galvoji, tavęs pas mane neras? Aš Krafto žmogus, tu jo žmona, ką manai, nesuves galų? namas ne tavo vardu registruotas. Kaip tu viską gerai prisimeni. Neras registrė, neras ir mūsų. Reikia greičiau Kraftą traukti. Tada ir Bukauskas susiprastins. Ką? Tai čia buvo... Ten buvo Bukauskas? Prasitariu. Nebijok, nieko negirdėjau. O tu jį atsimeni? Na taip, kaip perūkai. Skamdonas paskutinis, gnydam, padlyza. Kraftui padėk, kad pinigų prasisukt, padėjo. Link Kraftas sėda visiškai apnaglėje. Skambink Šramui. Dabar? Neblogas? Tai, o ką aš tau sakiau? Čia, žinai, kaip sakai, kepa garažuose, o šitas laboratorinis kristalas, supranti. Pagalvosiu ir paskambinsiu. Žiūrėk, dar vieni skambina. O čia, žinau, gal tiksliai paimti, tu davai galvok, taip arba ne? Gerai, imu. Okei, tada davai, viena koja čia, kita ten, pinigų iškok. Все, давай, все, давай. Genčka, здорово. Reikia susitikti. Atvažiuok pas mane į namus. Tik pas mane, ne pas Tiną. Aha, atvažiuosiu. Supratau. Ačiū, kad paskambinai. Pirmas pasiekimo požymis yra, kas nori tapti milijonierių. Skambutis draugui. Greit būsiu. Okay. Viskas bus gerai. Ištrauksim. Važiuojam.
Aš tvarkysiu. Nereiktų prisiminimų. Tu gal gali lagaminą nunešti? Kavos padarysi, gerai? Skylė tu pratrinsi. Gana švieši viską. Man nesunku. Kavos padariau. Ačiū. Nu, baig. Как детишки? Черт. Карси позовут? Младший. Durys yra. Ką tu, Vinka, nu kokios durys? Ką tu? Langas, supranti, aš geriau taip, подпольная, žinai, jaunystę prisiminsiu. Darova. O tu jaunystėje būtus kraustydavai? Ką? Aš? Čia, Viniuk, aš? Ką tu? Nekraustydavau. Aš laviau. Šitai, eini ir tik tai ras ir apsidžiaugi, batkiuški, nejaugi čia viskas mano. Žinai, taip ir buvo. Pirmachodkė, žinai, kada vienam spekuliantui, nu, viską išnešiau. 3 maišai antikvarinio chlamo. O ašgi taip mėgdavau, žinai, ateini ir tik tai taip tapėtai, jisai grįžta ir infarktas. O taip pat ir užsiilsiau. Tai va, bet dabar ne, ką tu, niekada. Kaip sakysi, nuosavybė, šventa konstitucija. Prašau. Ačiū. Aš ką? Tu sėsk. Ką? Kėdės prisėsk. Jau. Taip. Nu, kava? Padarysiu. Ne, kad tu sėdėkit. Aš juk čia kaip namie. Viniucha. Tiesa, o gal čefirčiko? Nu, ne, tai ne. Jis visada toks. Ne visada. Man atrodo, kad toks galėtų ir su mentais dirbti. Išduos paskui, vieni. Čia senos kartos veikėjas. Jam ir mentai, ir bachūrai dirba. Nėra dar nieko pavedęs. Jo labai uždavęs. Nu, ava ir aš. Skotke, galim pradėti, nes, kaip sakusiai, laukia kita. Ką čia paėmė? Kulčiuką? Nu, matau, kad kulšiuką. Mes senas, guli čia 100 metų. Nieko, tu geras ir su kauliuku. Nu, rūkytas ir prie kavos tinka. O, tinka. Nu, kuris? Bazarins. Mes turim problemą. Mes? Tai ir aš. Ką padarė?
Mano čia problema. Benas padeda. Dėl farmacijos gamyklos. Tu žinai kažką? Girdėjau. Zahvatas. Krafto karalystė baigėsi. O gal jūs siūlot pasimti kalašus ir stovėti prie durų? Benai, tu kalbėjau. Padėk Kraftą ištraukti į laisvę. Ir kuo greičiau.